Bismillahirrahmanirrahim. Tai sako žmonės, kai nori padaryti kažką gero. Bismillahirrahmanirrahim reiškia vardan Allaho maloningojo, gailestingojo. Taigi žmonės, nusprendžiau pradėti kelti į YouTube tokį naują turinį, kuris, manau, jums patiks, nes man tai patinka. Tai yra Kitab al-Tauhid. Čia šita knyga yra apie monoteizmą. Turi 58 skyrius. Bandysiu per vieną video vieną skyrių padaryti, tai bus matyt kaip čia seksis, kaip čia kas galbūt patiks jums. Tai vat galim pradėti, žodžiu, aš skaitysiu ir jums pasakosiu, nes daug kas, žinau, kad nemėgsta skaityti, tai bent gal patiks klausytis, kaip aš skaitau, inšallah. Tai vat, visagalis Allah sako: ir aš sukūriau džinus ir žmonės tam, kad jie tik mane vieną šlovintų. Tai žodžiu, yra sukurti ir žmonės ir džinai. Mes džinų nematom, yra toksai kaip ir džinų pasaulis, ten jie kaip ir yra ir blogi, ir geri jie. Ir žodžiu, vieni tikintis, kiti ne. Ir žodžiu, ten jie kaip ir šėtonai, kažkas tokio skaitosi, čia reikėtų labiau įsigilinti. Tai vat skaitau toliau. Tauhido knygoje smulkiai dėstomas islamiško monoteizmo konceptas, perteiktas viešpaties jo tarnams, kuriuos jis sukūrė, kad šie įvykdytų šį pagrindinį tikslą. Tuo tarpu ši knyga išaiškina didžiojo politeizmo konceptą, kuris kategoriškai kontradikcinis monoteizmui. Joje taip pat aiškinama mažojo politeizmo konceptai ir inovacijos religinės, kurios sugadina tobulą ar pageidaujamą tikėjimą. Tai vat, žodžių reikšmės ir frazės. Tauhidas. Asmens atsidavimas vieninteliam Allah ir savo garbinimo veiksmais. Tai žodžiu, tauhidas reiškiasi monoteizmas, vieno Dievo garbinimas. Ibada, garbinimas. Pažodžiui tai reiškia pasidavimą ar paklusimą techniškai, ir tai yra labai plati sąvoka apimanti visus atsidavimo veiksmus, įskaitant pasakymus, matomus ir nematomus darbus, kurie verti Allah malonės. Bendras Korano eilutės paaiškinimas. Remiantis šį Korano eilutę, Allah sukūrė džinus ir žmonės, kad jie jį garbintų. Korano eilutė nurodo esančią išmintį dėl priežasties, sukuriant juos ne kaip savininkai iš žmonių tarpo. Visagalis Allah neišlaiko savo tarnų dėl atgalinės naudos savo, nes jis jiems nori gėrio. Korano eilutės aktualumas šiame skyriuje. Išvada, žodžiu. Džinai ir žmonės privalo pašvęsti visus savo garbinimo veiksmus tik vienam Allah, nes jisai mūsų sukūrė ir jisai tuo tikslu ir sukūrė mus, kad mes jį vieną tik tais garbintume. Korano eilutės paaiškina išmintį, dėl kurios buvo sukurti džinai ir žmonės. Tai yra tik Allah kūrėjas, kuris vertas garbinimo negu kokios kitos neįgalios kurti dievybės. Šis teiginys yra nuneigti stabmeldžių argumentus ir ginčius. Tai šitą turi žinot, kad yra tik vienas Dievas, nėra daugiau dievų kažkokių kitokių. Visagalis Allah pats išsilaikantis ir jam nereikalinga jo sukurtų būtybių pagalba. Tai yra jos sukurtos būtybės, kurioms yra reikalingas jis. Be abejonės taip yra todėl, kad Allah yra kūrėjas ir jos yra būtybės. Tai taip, Allahui iš mūsų nieko nereikia, bet mums reikia Allaho. Tokia jau tiesa, taip jau sukūrė.
Korano eilutė toliau įrodo, kad Allah yra visą išmanantis savo veiksmuose ir Allah pabrėžia. Ir be to mes Allah kiekvienai žmonių kartai siuntėme pasiuntinį skelbiantį: garbinkite Allah vieną ir laikykitės kuo toliau nuo netikrų dievų, tabu ir tahud. Koranas, sura An-Nahl 16:36. Tai va, žodžių reikšmės ir frazės. Pasiuntinys, pranašas, kuriam buvo apreikšta dieviškoji teisė ir kuriam Allah paliepė ją įteisinti žmonėms. Garbinkite Allah, pašvęsti visus savo šlovinimo veiksmus tik jam vienam. Tahud reiškia netikros dievybės. Šis terminas priskiriamas netikriems garbinimo objektams, įskaitant bet kokį asmenį, kuris pats pripažįsta būti garbinimu dievinamu lygiagrečiai ar vietoje Allah. Tai žodžiu, tahud yra išgalvotos dievybės, kuriomis negalima tikėti. Bendras Korano eilutės paaiškinimas. Remiantis šią Korano eilutę, visagalis Allah siuntė pasiuntinius kiekvienai tautai ir kartai kviesdamas žmonės šlovinti tik jį vieną ir atsisakyti netikrų dievybių dievinimo. Dėl šio pagrindinio tikslo Allah siuntė pasiuntinius nuo tada, kada pirmieji politeistiniai veiksmai atsirado Nojaus laikais ir tęsiasi iki pat Muhamedo atėjimo. Tai vat Korano eilutės aktualumas šiame skyriuje. Ši eilutė plečiasi apie tai, kad visų pranašų ir jų pasiekėjų misija yra kviesti žmonės tikėti vienu Dievu ir uždrausti jiems atlikti įvairiausius politeistinius veiksmus. Išvados. Tai yra dieviškosios išminties siųsti pasiuntinius, kad jie kviestų žmonės į monoteizmą ir draustų veiksmus apimančius politeizmą. Tai kiekvieno pranašo tikslas, kad žmonės garbintų tik vieną Dievą. Nors jie ir skiriasi savo teisę, visi pasiuntiniai kvietė į vieną bendrą religiją, kuri susideda iš garbinimo veiksmų skiriamų vienam Dievui, nepriskirimo lygiaverčių jam. Tai žodžiu, Dievas tik vienas, šitą visi pranašai sakė. Dieviškoji žinia pasklido visose tautose ir Allah nustatytas įrodymas buvo visiems žinomas. Todėl nei vienam nebus dėl to daroma išimtis prikėlimo dieną. Tai žodžiu, čia, kaip suprantu, Allaho žinia pasieks kiekvieną žmogų ir per teismo dieną jau jie negalės sakyti, kad nepasiekė ta žinia jų. Monoteizmo svarbumas ir reikšmingumas, kuris yra nustatytas būtinu visoms tautoms. Tai čia pagrindinė prievolė, kad Allah tik tais vienas ir kad jį vieną garbintų. Čia yra prievolė visiems žmonėms. Korano eilutė išreiškia tą pačią reikšmę, kokia yra dviejuose tikėjimo liudijimuose. Liudijime, kad nėra dievybės, bet tik Allah. Ir Muhamedas sallallahu alaihi wasallam yra Allah pasiuntinys. Papildyme neigiant bet kokios netikros dievybės garbinimo galiojimą, jame yra įrodyta, kad Allah yra vienintelis Dievas, todėl tobulą monoteizmą turi sudaryti abu netikrų dievybių nuneigimas ir absoliutus pripažinimas Allah dievybės, jo dieviškumo. Tai čia tikintieji, kaip sakant, turėtų čia pats svarbiausias dalykas, žodžiu, šiam gyvenime. Ir Allah sako: ir jūsų valdovas nustatė, kad jūs šlovintumėte nieką kitą, bet tik jį, ir kad jūs būtumėt pareigingi tėvų atžvilgių.
Jeigu vienas iš jų arba abudu sulauks senyvo amžiaus, nedrįskite jiems prieštarauti ar sakyti nepagarbius žodžius arba šaukti ant jų, bet kalbėkite, rodydami jiems pagarbą ir būkite jiems paklusnus ir nuolankus. Su gailesčiu sakykite, mano viešpatie, būk jam gailestingas už mano užauginimą ir rūpinimąsi manimi nuo mažens. Koranas 17, 23 ir 24. Tai žodžiu, čia po Alacho pripažinimo, kad jisai vienintelis dievas ir kitų netikrų dievų nuneigimo, kaip ir svarbiausia pareiga su tėvais gražiai elgtis. Žodžių reikšmės ir frazės. Jūsų valdovas tai yra Allah, kuris valdo visus pasaulius. Būtumėt pareigingi tėvų atžvilgių, kaip kad visagalis Allah nustatė, kad jis vienas tik būtų garbinimas, nepriskiriant jam lygiaverčių. Jis taip pat paliepė žmogui būti nuoširdžiu ir pareigingu tėvams. Tai šito reikia nepamiršti. Bendras Korano eilutės paaiškinimas. Remiantis Korano eilute, visagalis Allah įsakė žmonėms per savo siunčiamus pasiuntinius pašvęsti visus garbinimo veiksmus tik jam vienam. Po to jis tęsė toliau liepdamas vaikams būti nuoširdiems ir rūpestingiems savo tėvų atžvilgiu, savo kalba ir darbais, veiksmais, ir dar daugiau jis įspėja juos prieš blogą jų elgesį tėvų atžvilgiu, nes tėvai juos užaugino, būdami jiems gailestingi ir rūpinosi jais iki kol jie pasiekė brandą. Korano eilutės aktualumas šiame skyriuje. Monoteizmas yra tikroji Allah teisė ir pati svarbiausia iš prievolių nustatytų žmogui, nes Allah pradeda šią eilutę ir pirmenybė yra skiriama tam, kas yra svarbiau. Išvados. Monoteizmas yra pirmasis iš Allah nustatytų potvarkių žmogui, todėl jis yra pirminė įpareigojanti prievolė iš Allah nustatyta jo tarnui. Korano eilutė perteikia tokią pačią reikšmę išreikštą tikėjimo liudijime, kurioje tvirtinama, kad visos netikros dievybės nėra vertos garbinimo ir kad Allah yra. Korano eilutės patvirtina neįkainojamą nuopelną tiems, kurie įvykdo savo pareigas tėvų atžvilgiu su pagarba ir nuoširdumu, kadangi tos pareigos minimos iš karto po monoteizmo įvykdymo sąlygos. Tai bus apdovanojimas tiems, kas gerai elgsis su tėvais. Tai yra prievolė rodyti visokio tipo prielankumą, taurumą ir nuolankumą santykiuose su tėvais. Ši Korano eilutė taip, tarp kitko, neapibrėžia specifinės konkrečios ribos ar nurodo būdą tokiam geram elgesiui. Draudimas būti nepareigingu ir nedėkingu savo tėvams. Toliau Allah aukščiausiasis sako, šlovinkite Allah ir nepriskirkite jam kitų. Korano 4 suros 36. Žodžių reikšmės ir frazės. Nepriskirkite jam kitų, saugokitės politeizmo, kas reiškia bendrininkų prilyginimas viešpačiui, priskiriant jiems tai, kas yra išimtinai tik jam vienam būdinga. Bet kokių savybių Allaho priskirimas kitiems yra kaip ir politeizmas. Bendras Korano eilutės paaiškinimas. Šioje Korano eilutėje visagalis Allah liepia savo tarnams pašvęsti visus savo garbinimo veiksmus ir tik jam vienam Allah neliepia atlikti tam tikrų konkrečių garbinimo veiksmų, tokių kaip maldavimas ar malda.
į tai yra bendrai įtraukti visi garbinimo veiksmai. Panašiai Allah bendrai įspėja mus prieš visas politeizmo formas ir veiksmus. Dėl to jis konkrečiai nedraudžia ir tam tikrų konkrečių politeistinių veiksmų ar poelgių. Korano eilutės aktualumas šiame skyriuje. Eilutė prasideda dieviškuoju potvarkiu, kuris nurodo monoteizmo vykdymo ir draudžia bet kokią politeizmo įvykdymo rūšį ar poelgį. Ši eilutė apibrėžia monoteizmą, tai yra skirti visus garbinimo veiksmus tik vienam Allah ir nepriskirti jam lygių garbinime su juo. Išvados. Tai yra prievolė skirti visus šlovinimo veiksmus išimtinai tik vienam Allah, nes šis įsakymas yra prioriteto viršūnė, remiantis Korano eilute, todėl vieno Dievo Allah garbinimas yra vienas iš užtikrintų privalomų įsakų. Čia užtikrintai turi žinoti tikintieji, kad yra tik vienas Dievas Allah. Tai yra draudžiama priskirti bendrininkus viešpačiui Allah, nes tai yra viena iš pačių didžiausių ir bjauriausių nuodėmių. Pati bjauriausia nuodėmė priskirti Allahui bendrininkus. Vengimas įvairiausių formų politeizmo yra būtinybė, kad žmogaus atsidavimas Dievui išliktų galiojantis. Tai ne tik, kad turit garbinti vieną Dievą, bet ir atsisakyti kitų, kaip sako, netikrų dievų. Visokio tipo politeizmas remiantis konteksto arabų kalba Korano eilutės yra kategoriškai uždrautas ir jis būtų mažas ar didis. Ar jis būtų mažas ar didis. Nes yra ir mažas ir didis politeizmas. Tai yra draudžiama priskirti lygiaverčius su Allah, ar jie būtų angelai, ar jie būtų pranašai, ar šventieji, ar stabai. Nesvarbu, ką jūs lyginat su Allah, negalima to daryti. Taip pat Allah visą žinantis sako: sakyk, o Muhamedai, ateik, aš tau perduodu, ką tavo valdovas tau uždraudė. Jis liepia, kad jūs nesusietumėt garbinime kitų su juo ir kad būtumėt pareigingi savo tėvams ir nežudytumėt vaikų esant skurdui. Mes Allah pasirūpiname tavimi ir jais vaikais ir nesiartintumėt prie gėdingų nuodėmių, neteisėtų lytinių santykių, atliktų atvirai ar paslapčia, ir nežudytumėt tų, kuriuos jums uždraudė Allah, išskyrus tuos dėl teisybės pagal islamišką teisę. Taip jums yra paliepta viešpačio, kad jūs suprastumėt ir neturite jūs teisių į našlaičių turtą, nebent jį padidinti, iki kol jie sulauks brandos, ir matuokite matus pilnai bei sverkite sąžiningai. Mes neužkrauname sielos išskyrus su tuo, ką jos geba pakelti. Ir jeigu jūs liudijate, kalbėkite tiesą, nors tai liečia ir jūsų paties artimą giminaitį. Ir išpildykite sandorą su Dievu. Tai jis, Allah, jums liepia, kad jūs atsimintumėte, ir be abejo tai yra mano tiesus kelias, dėl to juo eikite ir neikite kitais keliais, kurie jūs išveda iš mano kelio. Jis, Allah, jums taip paliepia, kad jūs būtumėte paklusnūs tarnai tikintieji. Koranas 6, 151 ir iki 153. Tai čia kaip ir viskas aišku. Toliau žodžių reikšmės ir frazės. Uždraudė. Draustinio veiksmo įvykdymas sąlygoja bausmę ir susilaikymas ar vengimas
sąlygoja apdovanojimą už tai. Bendras Korano eilutės paaiškinimas. Kadangi politeistai siekia savo užgaidomis ir satanistiškais šnibždesiais, jie skyrė savo garbinimą kitoms dievybėms nei Allah, drausdami tai, ką Allah padarė teisėtų, ir jie žudė savo vaikus tam, kad priartėtų prie savo netikrų dievų. Visagalis Allah įsakė savo pasiuntiniui perduoti jiems, ką jis, jų kūrėjas ir savininkas jiems visiškai uždraudė savo apreiškimu. Šiuos 10 draudimų paminėtų Korano eilutėse išvardinsime apačioje. 1. Allah įsako savo tarnams nesusėti jokių objektų ir netikrų dievų su juo. Šis draudimas yra toks išskirtinis ir bendras, kad į jį įeina draudimas garbinti bet kokias netikras dievybės ar objektus, taip pat vengti bet kokių ritualų skiriamų jiems. 2. Jis įsako sūnums ir dukroms būti pareigingais savo tėvams, būti nuolankiais jiems ir globoti juos ir paklusti jiems. Išskyrus jei jie lieps jiems tai, kas yra nusižengimas ar nuodėmė. Tai savo tėvams negalima atsikalbinėti, nebent jie verstų jūs daryti nuodėmę. Turit paklusti savo tėvams. Tai jis įsako musulmonams nelaidoti savo gyvų dukrų ar žudyti vaikus dėl skurdo baimės, kadangi tai ne žmogus, kuris juos vaikus išlaiko ar išlaiko patys save. Tai seniau čia kaip būdavo tokie papročiai, kad vaikus nužudyti dėl skurdo. Tai šito jums nereikėtų bijoti, nes Allahas jisai aprūpina žmonės viskuom. Tai dėl šito nereikia pergyventi, nes čia kaip ir Allah pareiga aprūpinti žmonės. 4. Jis įsako musulmonams nesiartinti prie gėdingų poelgių, atvirų matomų ar užslėptų nematomų. Tai šitas kaip ir aišku. 5. Jis įsako savo tarnams nežudyti tikinčiųjų ar dimis, ne musulmonų gyvenančių islamiškoje šalyje, kurie yra apsaugoti to šalies valdžios, išskyrus teisėtai už tokias nuodėmes kaip žmogžudystė, bausmė žmogžudystė, už žmogžudystę bausmė žmogžudystė, tai čia kaip ir už abiejų žinotų suaugusių neteisėtus lytinius santykius bausmė už mėtymas akmenimis negyvai. Į tai eina asmuo, kuris buvo anksčiau žinotas, ir apostatui įsižadėjusiam islamo bausmė yra mirtis. Tai tos dėl akmens apmėtymo tai turi teismas įrodyti čia. Toliau, šios bausmės yra įvykdomos šalies vadovo ar teisėjo leidimu tam tikrų asmenų įpareigotų šiam darbui. Tai teismas gali paskirti tokią bausmę, tarkim, ten, kur islamiški įstatymai. Tai žodžiu, 6. Allah liepia musulmonams nesiartinti prie našlaičių nuosavybės turto, nebent su sąlyga jį apsaugoti ar investuoti į jį, padidinti jį. Tai yra padidinti jį. Našlaičio turtas privalo būti grąžinamas jam, kaip jis pasiekia brandą. 7. Visagalis Allah toliau įsako mums: matuokite matus pilnai bei sverkite sąžiningai. Mes neužkrauname sielos išskyrus su tuo, ką jos geba pakelti. Koranas 6:152. Dėl to mes privalome būti teisingi, kiek tik įmanoma, imdami
ar duodami. Reikia būti sąžiningais. 8. Jeigu jūs liudijate, kalbėkite tiesą, nors tai liečia ir jūsų paties artimą giminaitį. Koranas 6 sūros 152. Visagalis Allah iš karto sekančiai liepia būti sąžiningiems paliudijimuose, pirkimo ir pardavimo sandoriuose. Tai vat, 9. Allah sako išpildyti sandoras, jis sako ir išpildykite sandorą su Dievu. Koranas 6:152. Dievo sandora yra paklusti jam įvykdant jo įsakus ir vengiant jo draudimų ir dar daugiau elgiantis atitinkamai pagal Koraną ir pranašo suną. 10. Ir be abejo, tai yra mano tiesus kelias, dėl to juo eikite ir neikite kitais keliais, kurie jūs išveda iš mano kelio. Koranas 6:153. Allah sako, kad sekimas tiesiu keliu yra jo įsakų vykdymas, kurie paminėti 2 Korano eilutėse. Įsakai, kurie liepia vengti tam tikrų dalykų arba kurie yra uždrausti konkrečiai, tai politeizmas ir kiti įsakai yra įvykdyti tai, kas Dievo nustatyta konkrečiai, tai monoteizmas vedantis į tiesų kelią. Tikintiesiems buvo liepta, dėl to juo eikite tiesiu keliu ir neikite kitais keliais. Koranas 6:153. Kurie yra bida, naujovės prasimanytos religijoje, yra bijotini dalykai, nes jie, kurie jūs išveda iš mano kelio. Koranas 6:153. Tai yra nuklystama iš tiesaus ir teisingo kelio. Tai va, žmonės, čia toliau galima paskaityti Korano eilutės aktualumą šiame skyriuje. Prieš tai minėtose Korano eilutėse visagalis Allah išvardina uždraustus veiksmus, pradėdamas nuo politeizmo. Politeizmo draudimas neišvengiamai reikalauja monoteistinių veiksmų įvykdymo. Todėl monoteizmo vykdymas yra didžiausia iš prievolių, kai politeizmas yra didžiausia iš nuodėmių. Išvados. Kai politeizmas yra didžiausias iš nuodėmių, monoteizmas yra pats svarbiausias iš privalomų veiksmų. Tėvų teisų svarbumas, draudimas žudyti be jokios teisėtos priežasties, nužudyti savo giminaitį yra dar didesnė nuodėmė. Draudimas naudotis našlaičių turtu, tačiau tai yra leistina investuoti jo turtą prekyboje ar versle. Asmeniui yra privaloma būti teisingu ir sąžiningu žodžiais ir veiksmais, netgi reikaluose susijusiuose su jo giminaičiu. Tai žodžiu negalima melagingai liudyti, tai yra privaloma įvykdyti sandoras, susitarimus, prievolė išpažinti islamą paliekant bet kokią kitą religiją. Tai yra išimtinė Allah teisė kažką uždrausti arba leisti. Tai va, Dievas uždraudė per paskutinį pranašą. Bet kuris nori sužinoti pranašo Muhammad sallallahu alaihi wasallam testamentą, kuris yra galutinis užtvirtinimas pranašystės, kai jis recituoja šias eilutes. Sakyk, ateik, aš recituosiu tau, ką tavo valdovas tau uždraudė, iki pabaigos. Ir koks yra mano kelias, kuris yra tiesus, ir toks yra mano kelias, kuris yra tiesus, tai sek juo. Koranas Anam sura 151 iki 153. Tai va, toliau. Ibn Mas'ud.
Jo pilnas vardas yra Abdullah ibn Mas'ub ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali. Jis buvo gerbiamas kompanionas iš anksčiausios kartos, priėmęs išpažinęs islamą ir vienas iš įžymių mokslininkų. Jis buvo pranašo sallallahu alaihi wasallam bendražygis ir jis numirė 32 metais po hidžros. Bendras Ibn Masud tradicijos paaiškinimas. Ibn Masud teigia, kad jei pranašas sallallahu alaihi wasallam būtų palikęs testamentą, tai jis būtų nustatęs prieš tai paminėtas Korano eilutes. Ši frazė yra ištraukta iš kiekvienos Korano eilutės, kuris skamba taip: jis jums tai paliepė. Koranas, Anam 151. Tai žodžiu, Ibn Masud sakė, kad ši tradicija buvo motyvuota Ibn Abbas, kuris sakė, reali bėda yra ta, kad pranašas sallallahu alaihi wasallam numirė nepalikdamas testamento. Todėl Ibn Masud priminė, kad pranašo bendražygiams atitinkamus paliepimus esančius Korane. Jeigu pranašas sallallahu alaihi wasallam būtų palikęs testamentą, tai jis būtų ištraukęs jį ir iš paliepimų esančių Korane. Tai žodžiu, Koranas yra galutinis testamentas. Tradicijos aktualumas šiam skyriui. Ši tradicija iliustruoja, kad šiuose eilutėse suminėti paliepimai išreiškia pranašo sallallahu alaihi wasallam testamentą, galutinę valią, kadangi pranašas sallallahu alaihi wasallam dėsto tai, kas yra liepiama kilniajame Korane. Išvados. Ši tradicija patvirtina 10 įsakymų svarbą paminėtose Korano eilutėse. Pranašo sallallahu alaihi wasallam įsakai paliepimai yra lygiai tokie patys kaip ir visagalio Allah, kadangi jis liepia tai, ką visagalis Allah liepia. Bendražygiai turėjo gilias žinias ir teisingą Korano supratimą. Mudab bin Jabal, pranašo sallallahu alaihi wasallam pasekėjas ir kompanionas, yra pasakęs: kai aš jojau ant asilo paskui pranašo sallallahu alaihi wasallam, jis manęs paklausė: o Muab, ar tu žinai, kokią Allah turi teisę į savo tarną ir kokia yra tarno teisė iš Allah? Aš atsakiau: Allah ir jo pranašas žino geriausiai. Jis Muhammad sallallahu alaihi wasallam tęsė: Allah teisė iš jo tarno yra ta, kad jis jį šlovintų vieną, be jokių kitų dievų, o Allah tarno teisė iš Allah yra ta, kad jis jo nenubaus, jeigu šis neturės kitų dievų ir jų neprilygins jam visko sukūrusio. Aš paklausiau: o Dievo pranaše, ar galiu perduoti šią gerą žinią žmonėms? Jis man atsakė: ne, geriau neperduok, kad jie absoliučiai nepriklausytų nuo šio teiginio, tai yra nepiknaudžiautų juo. Tai žodžiu, kas nepriskiria Allahui bendrininkų, kaip ir pateks į rojų, bet čia reikia šitą žinutę, kaip sako, nepiknaudžiauti, kad nepamiršti religijos, kaip sakant. Muab Jabal perdavėjas. Jo pilnas vardas yra Muab ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'b ibn Amr al-Khadžadži al-Ansari. Ilgi žmonių vardai būdavo tais laikais, bet va žmonės įsimindavo kažkaip. Jis buvo vienas iš garbingų ir žymių bendražygių. Jis gerai išmanė islamo mokslą, teisę ir kilniojo Korano interpretaciją. Muab ibn Jabal dalyvavo Badr mūšyje
ir kituose pranašo Salacho alaihi wasallam mūšiuose. Mekos užkariavimo dieną pranašas Salacho alaihi wasallam paskyrė jį vice karaliumi, gubernatoriumi, mokinti žmonės religijos pagrindų ir paliepimų Mekoje. Po to pranašas Salacho alaihi wasallam išsiuntė jį į Jemeną būti teisininku ir instruktoriumi. Jis mirė 18 metais po hidžros, būdamas 38 metų. Žodžių reikšmės ir frazės. Allah teisė iš jo tarno. Tai, ko Allah nusipelnė iš savo tarno ir tai, ką jis jiems padarė privalomu. Tarno teisė iš Allah. Allah pažadas atlyginti ir apdovanoti savo paklusnųjį tarną savo gerybėmis ir palankumu. Absoliučiai nepriklausytų perdėtas pasitikėjimas Allah gailestingumu, kuris gali privesti žmonės palikti varžinimąsi dėl gerų ir dorybingų darbų. Bendras hadiso paaiškinimas. Remiantis hadisu, pranašas Salacho alaihi wasallam pabrėžė monoteizmo svarbą ir dar daugiau padaro aiškiu jo pranašumą iškeldamas klausimą, klausdamas, kad jis galėtų patraukti savo pasekėjų klausytojų dėmesį. Kuomet pranašas Salacho alaihi wasallam informavo jį apie monoteizmo pranašumą, Muab paprašė pranašo Salacho alaihi wasallam leidimo pranešti žmonėms tą gerą žinią. Tačiau pranašas Salacho alaihi wasallam uždraudė jam perduoti šią naujieną žmonėms, kad jie nepasidarytų pasyvus atlikinėti gerus darbus. Hadiso aktualumas šiame skyriuje. Paminėtas hadisas išskiria monoteizmą kaip visų garbinimo veiksmų priskirimą vienam dievui Allah, nepriskiriant jokių kitų dievybių jam. Išvados. Niekaip elgesys neišmanėlių, pranašas Salacho alaihi wasallam parodė ne kuklumą sėsdamas ant asilo ir lydėdamas Muab iš paskos. Ne kaip elgesys neišmanėlių. Leidžiamumas lydėti asmenį, kuris ant gyvulio iš paskos, nebent tas gyvulys yra per daug apkrautas. Klausimo iškelimas laukiant atsakymo yra efektyvus mokymo būdas. Tas, kuris yra paklaustas apie tai, ko jis nežino, turėtų atsakyti: Allah žino geriausiai. Akcentuojama Allah teisė jo tarnus, būtent šlovinti jį vieną ir nieko jam nepriskirti. Jeigu musulmonas atlieka kokį nors politeistinį veiksmą, jo garbinimas yra laikomas nebegaliojančiu ar priimtu, netgi jei jis akivaizdžiai atlieka visus garbinimo veiksmus. Monoteizmo pranašumas ir tie, kurie tvirtai laikosi jo. Monoteizmas apibrėžiamas vieno dievo garbinimu ir visų politeistinių veiksmų formų neigimu. Noras perduoti geras žinias musulmonams. Leidžiamumas laikyti gerą žinią paslaptyje, apsaugant didesnį interesą. Raginimas rodyti pagarbą mokytojams, auklėtojams. Tai va, žmonės, perskaičiau pirmą Kitab al-Tauhid puslapį, tikiuosi jums patiko, tiksliau skyrių. Tai va, žodžiu, jeigu peržiūrėjot visą video, galit pakomentuoti kažką, ar patiko, ar dar kažką. Tai žodžiu, šitą video, kaip sakant, pirmas video pabandymas toks buvo. Jeigu ką, dar bus 57 skyriai.
PM8. Tai va, žmonės, geros dienos visiems ir nenuklyskit. Pridėsiu Kitab al-Tauhid nuorodą į aprašymą.